Mineralinės vatos privalumas yra jos ilgamžiškumas, daugiau negu 50 metų ir turi puikias akumuliacinės savybės. Tai namai netaip greitai perkais į patį vidų, o žiemos metu būtent sulaikys šilumą. Teko pasistatyti karkasinį namą. Tai būtent... Tai dar geriau paklausti, kas statė? Kas statė, tai ponas Šarūnas nenorėjo veltis į šlapius procesus, kas būtų su mūru, daug tokių visokių atliekų, kur sunku jas po to ir išvežti ir kažką su jam daryti, tai su karkasinė statyba viskas įvyko paprasčiau ir greičiau. Jo, nes jeigu grįžtant, tarkim, prie klausimo, kas yra geriau, ar karkasas, ar mūras, tai vėlgi ir viena, ir kita statyba tikrai viskas yra labai gerai, jeigu atlieka kompetitingi meistrai ir statytojai. Gyvenu jau 6 metai, 7. Konstrukcijų judėjimo, tai problemų tikrai nėra, nes jeigu projektinė dalis tikrai gerai paskaičiuota, atlikti visi teisingi skaičiavimai ir po to aišku svarbu, kaip viskas tas namas įrengtas ir sumontuotas, tai problemų tikrai jokių nebus. Tam yra reikalingos įstrižainės, priešvėjiniai ryšiai ir aišku, kaip bebūtų kalibruota mediena.